Nu, pradės traukti didžiąją priekabą. Kaip jinai čia judės. Na, visai lengvai. Pažiūrėk, kaip gerai. Oho. Galvojam, kaip čia ją paims, ratai tušti. Kaip gerai visą chlamą išveš. Galėsiu gėlėm gražiai apsodinti. Pagaliau. Pagaliau. 3 metai stovėtas chlams čia po mūsų langais. Suvažiavo darbymetį šiandien. Pagaliau išveš. Varas senis kaip pakalęs. Kalns pakalnį jam neįdomu. Nėra čia labai statu, bet su tokiu atskavatoriuku vis tiek gaunasi tas statumas. Labai geras žmogiukas tas kaimynas, labai gerai sueinam. Labai geras. Mūsų vištų kiaušinukus valga skaniai, į vargą nemata. Vėjuks yra šiandien karšto, šiaip jie per pietus nedirba. Šiandien va kiek suvažiavo, kraus į vieną atskavatorius, išlipa tiesiai, kaip YouTube'ai mačiau, išvažiavo, nereik nieko jam. Kaušą nuleida, pats apsisuko ir čiunkšti. Viskas. Jokių nuvažiavimų nieko. Kaip gerai išveš tą brudą, man kaip iš čia trukdė. Jie kaip į lietuviai labai mėgsta užvaldyti. Labai panašiai, va čia tvoras irgi rūbų žiausta, čia mūsų vieta. Taip mes gudrus, va tuoj vynuogėm sodinom, baigiam tvorą užaugyti. Nebebus kur džiauti vynuogių, tą rūbų. Gudrus mes, gudrus irgi, va taip psichologiškai paveikiam. Nėra ko čia savo visokių džiauti mūsų kieme. Turi jis čia tų sodybų daug. Bulę augin, kiaulę augin, ten toliau vynuogynus. Traktorių gal 5 kokį, čia jo atskavatorius, kamazai va jo čia visi, čia jie labai turtingi. Nieką nedirbėt labai turtingi, aš jų nematau kur dirbtų. Statybų kompanija tur, sava tokia ten, kaip mišnius laksta visur. Mano vaiks ten dirba pas jį. Tai pinigų sumoka gerai, bet jau stovi, žiūri, kad tikrai padarytum